Švarcort, Juodkrantė. Liudviko Rėzos kultūros centras, kuriame esame, įsikūrė senojoje Juodkrantės mokykloje. Ši tipinė vokiška mokykla pastatyta 20-ojo amžiaus pradžioje, o ir pirmoji Kuršių nerijos mokykla atsirado būtent Juodkrantėje. Senasis gyvenvietės pavadinimas Švarcort pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 15-ojo amžiaus pradžioje, 1429 metais, kaip kaimas, mokantis ordinui mokesčius. Juodkrantė tai vienintelė Neringos gyvenvietė, kurią kerta pagrindinis kelias. Ji prasideda 18 kelio Smiltynė Nida kilometre, yra įsikūrusi arčiausiai jūros, nes čia siauriausia Neringos gyvenviečių vieta. Iki jūros tik 1,5 kilometro Sengirės takais, kurioje šimtamečiai medžiai auga ant aukštų parabolinių kopų, tarp kurių atsiveria gilūs slėniai. Ar tavo pėdsakus dar po 1000 metų aptiks kas, žydinti mano tėvynę, kur manosios dainos suskambo, betgi liūdnoji vieta, tave visados aš mylėsiu. Dingusi medį kiekvieną sieloj lig šiolei nešioju. Čia juk ir aš kitados savo skaičioj kūdikystei žingsnius pirmuosius žengiau motinai, tėvui už rankos. Čia jie ir ilsis, ir jų meilę jaučiu iš anapus. Rašė Liudvikas Gediminas Martynas Rėza. Ar dar yra kitur pasaulyje tokia nuostabi vieta, kurią vadintume Šiaurės Sahara? Tai nepakartojamas kūrinys, gamtos stebuklas. Prieš daugelį tūkstančių metų besitraukiančio ledynmečio sukurtas dabartinės Baltijos jūros pakrantėje. Ne kartą namai, bažnyčios, net ištisi kaimai buvo praryti nesuvaldomos smėlio jūros, bet žmonės kėlėsi į kitą vietą ir viską pradėdavo iš naujo. Tik Juodkrantė, supama Sengirės, išliko vienintelė gyvenvietė atsilaikiusi prieš puolantį smėlį. Iš abiejų pusių siaurą Kuršių nerijos smėlio ruožą skalaujantis vandenis suteikia nepakartojamą savitą atmosferą. Įvažiavus į Juodkrantę, visų kūnų pajunti pro drabužius besiskverbiančią Kuršių marių vėsą. Senosios mokyklos pastate, dabar tai Liudviko Rėzos kultūros centras, 1807 metais vykdama į Klaipėdą, sunkiai sirgdama Šiltinę, naktį praleido legendinė Prūsijos karalienė Luizė. O karalius Friedrichas Vilhelmas III nakvojo pašto stotyje. Juodkrantėje yra lankėsi daug įžymių Europos kultūros elito atstovų. Prancūzų filosofas Denis Diderot, austrų neuropatologas, psichiatras, psichologas, psichoanalizės pradininkas Zigmundas Freudas, 1965 metais filosofas, rašytojas Žanas Polis Sartras, o 2015 metais šiame krašte vėl lankėsi karališka šeima. Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas su karaliene Silvija. Karalienė buvo sužavėta kraštovaizdžiu ir pageidavo pasilikti nakvyniai. Bet deja, visoje Neringoje neatsirado karališkam stotui tinkamų apartamentų. Su Neringa, o ypač Juodkrante suaugęs Liudvikas Gediminas Martynas Rėza, gimęs 1776, miręs 1840. Jis paskutinis įžymus rytų Prūsijos lietuvių kultūros atstovas, paskutinė didelė pastanga atsispirti germanizacijai, išsaugoti tautos dvasinės vertybės, įkūnytas Donelaičio kūryboje, tautosakoje, senojoje lietuvių raštijoje. Kartu jis buvo gyva grandis, kuris sujungė intensyvėjantį XIX amžiaus pradžios Lietuvos kultūrinį gyvenimą su rytų Prūsijos lietuvių kultūros tradicijomis. Tarpininkas tarp Karaliaučiaus ir Vilniaus. Liudviką Rėzą prisimename ir kaip lietuvių kultūros vienytoje, nepaisiusi valstybinių ir konfesinių barjerų, tiesinti tiltą tarp priešingose Nemuno krantuose gyvenusių lietuvių, Rėzo žodžiais tariant, Prūsų Lietuvos ir
rusų, Lietuvos. Rėza buvo profesorius lietuvis, todėl lietuvių kultūros veikėjams jis buvo didelis autoritetas. Su juo buvo palaikomi asmeniniai ryšiai, jo darbai taip pat pasklisdavo Lietuvoje, jais buvo remiamasi, iš jų mokomasi. Rėzos poveikį didino ir tai, kad jo vardą gaubė pasaulinio garso žmonių Immanuelio Kanto, Wilhelmo von Humboldto, Johano Wolfgango von Goetės, Adomo Mickevičiaus aureolė. Per jį pasaulis sužinojo, kad egzistuoja Donelaičio metai. Turtinga lietuvių liaudies poetinė kūryba, kad tebėra gyva pati tauta. Pirmą kartą išleido ir išvertė į vokiečių kalbą Donelaičio metus. Rėza žymi ribą tarp dviejų lietuvių tautos dvasinės kultūros – senosios, daugiausia religinės ir naujosios, pasaulietinės. Jis pats buvo dvasininkas, teologijos profesorius, vertė Bibliją, domėjosi religinę lietuvių raštyje, bet kartu jam rūpėjo pasaulietiniai reikalai. Rėza žavėjosi grožinė literatūra, pats kūrė eilėraščius. Rėza pelnytai laikomas lietuvių folkloristikos pradininku. Jis pirmasis sistemingai rinko bei moksliškai tyrė lietuvių tautos dainas ir melodijas, rūpinosi jų populiarinimu karaliaučiaus mokslo visuomenėje ir užsienyje. Kaupti lietuvių dainuojamąjį paveldą Rėza pradėjo baigęs studijas. Rėzos pradėtas platus lituanistinis sąjūdis neužgeso ir po jo mirties. Rėza užaugo lietuviškoje kuršiškoje aplinkoje, gavo vokišką akademinį išsilavinimą ir auklėjimą, jam nestigo prūsiškojo patriotizmo, tačiau autobiografijoje save vadino kilusiu iš lietuvių giminės. Liudvikas Rėza pasaulį išvydo Karvaičių kaime, netoli Juodkrantės, kurį pasiglemžė smėlio kopą. Jo tėvas buvo kranto prižiūrėtojas ir smuklininkas, o mama namie rūpinosi didelė šeima. Liudvikas tebuvo 4, kai mirė jo mama, o po poros metų ir tėvas. Liudviką ėmėsi globoti Kristupas Dovydas Vitichas, kunigas, dirbęs kitame Marių krante, Kaukėnų kaime, kuriame gyveno vien lietuvininkai. Jis vaiką lavino, o vėliau įtaisė gyventi ir mokytis į Libenichto lotynų gimnaziją Karaliaučiuje. Vėliau Rėza įstojo į Karaliaučiaus universiteto teologijos fakultetą, studijavo teologiją, o taip pat antikines ir orientalistinės kalbas, filosofiją, istoriją, retoriką. Besimokydamas Rėza tikriausiai lankė savo globėją, kuris tuomet jau dirbo kunigu Juodkrantėje. Baigęs universitetą, Rėza keletą metų privačiai mokytojavo, buvo kariuomenės kapelionu, jam teko apsilankyti daugelyje šalių, aprašė patirtį savo karo meto dienoraštį kapeliono užrašai. 1807 metais apsigynė disertaciją apie šventųjų knygų moralės aiškinimą pagal Kantą, o po 3 metų paskelbė mokslinį darbą apie pirmuosius krikščionybės žingsnius lietuvių tarpe. Tais pačiais metais Rėzos dėka įsteigta Lietuviškos Biblijos draugija. Rėzos parengta Biblija tapo XIX amžiaus lietuvių rašto kalbos etalonu. Jis gynė lietuvių tautos teisės, jos prestižą, siekė jos lygiateisiškumo su taip vadinamomis aukštos kultūros tautomis. Rėza mirė 1840 metais, rugpjūčio 30 dieną, Karaliaučiuje. Pažymėtina, rašė Rėza, jog dainose vyrauja skaisti dorovė, pagarba moralumui ir padorumui. Nerasime nė vienos, net mažos dainos, kurioje nepadoriomis užuominomis būtų peržengtos padorumo ir kuklumo ribos. Priešingai, juose dažnai matyti aukštas moralinis jautrumas, kuris rodo tautos būdo taurumą. Sukauptas skausmas, švelni melancholija gaubė šias dainas palaimingų liūdesio šydu. Meilė čia nėra nesuvaldoma aistra, bet tasai pakilus, šventas gamtos jausmas, kuris leidžia nesugadintam žmogui nujausti, kad kažkas aukštesnio ir dieviško glūdi šiame nuostabiame sielos polinkyje. Rėza rašė, tautos daina yra tyriausias tautos sielos perlas. Ir jei tauta žūna, dažnai dar gyvena savo dainose. Liudvikas Rėza vienintelis rašytojas galėjęs paliudyti autentišką krašto dvasią, nemomentinį keliautojo įspūdį,
pašaliečio žvilgsnį, bet unikalų čia gyvenusio žmogaus patyrimą. Paties Martyno Liudviko Rėzos gyvenimas tampa tekstu, liudijančiu tragišką Karvaičių istoriją. Joks biografas rašydamas apie šį Kuršių nerijos rašytoją negali išvengti pasakojimo apie nuskendusį kaimą. Kaip tik šiuo momentu, kada smėlio jūra jau laižė brangiausių Karvaičių namų pamatus, gimė Liudas Rėza. Rašo šveicarų kilmės mokslininkas Juozas Eretas. Tyrinėtojas Rėzos kūrybą pirmiausia sieja su gimtaja vieta. Bene pirmasis Lietuvoje imasi analizuoti eilėraščius skirtus tėviškiai, nuskendęs kaimas ir Karvitos kapai. Juozas Eretas rašo, jis užgimė, kad matytų mirštant savo tėviškę, ją palaidotų ir apraudotų. Juodkrantėje atsiradusi smuklė paskatino gyvenvietę plėstis. Į ją vedė nauji keliai per kopas, joje buvo galima pailsėti ir pavalgyti. Ji buvo svarbus taškas keliauninkams, tokioje smėlio dykumoje, kokia buvo Kuršių nerija XVII amžiuje. XIX amžiaus pradžioje Eduardas Štelmacheris iš Tilžės nusipirko valdišką smuklę ir joje vasarotojų patogumui įrengė viešbutį Kurischerhof, Kuršių kiemas. Ilgą laiką tai buvo vienintelis viešbutis Juodkrantėje. Viešbutis stovėjo ant kalvelės, kiek atokiau nuo marių pakrantės, prie senojo Klaipėdos kelio, kuris vedė iš Juodkrantės jūros link. Eduardo sūnus Luisas tęsė šeimos tradiciją, plėtodamas viešbučių verslą. Štelmacherių šeimos dovanotoje žemėje buvo pastatytos Luizės maudyklės, vienas pirmųjų spa Rytų Prūsijoje. XIX amžiuje Juodkrantė dėl savo kraštovaizdžio tuomet čia sukurtų poilsio tradicijų bei populiarumo buvo lyginama su Prancūzijos rivjeros pakrantė. Sumanių vietos gyventojų pastangomis Juodkrantė iš mažo žvejų kaimelio per kelis dešimtmečius virto europinio lygio kurortu, kurio aukso amžius tęsėsi iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Ji garsėjo ne vien puošniomis vilomis, maudyklomis bei gydyklomis, restoranais bei parduotuvėmis, bet ir pasivaikščiojimo takais miške. Statomos poilsinės suformavo prabangių vilų rajoną. Vila Monbežų, Vila Luebel, Vila Linana, Vila Silvana, Vila Elizabet. O tos, kurios išliko iki šių dienų, yra tikra Juodkrantės pažiba. Jau 20 amžiaus Juodkrantės kurorto infrastruktūra nenusileidžia geriausiams Europos kurortams. Čia elektrifikuoti viešbučiai ir dalis vilų, viešbučiuose tiekiamas karštas vanduo, pamaryje atsiranda Oto Vizenbergo prekybos kompleksas. Juodkrantėje poilsiauja vidutinio Europos verslo ir akademinio sluoksnio atstovai. Nuo 1881 metų čia lankydavosi ir vasaras praleisdavo žymus vokiečių mokslininkas profesorius Adalbertas Betzenbergeris, kuris žavėjo ne tik gamta, bet ir kalbinė, istorinė, etnografinė krašto praeitis. Jis Juodkrantėje įsigyja ir savo vasarnamį Vila Lily. Profesorius Betzenbergeris yra laikomas akademinės baltistikos pradininku, analizavęs įvairius lietuvių kalbos klausimus, prūsų lietuvių tarmes, Kuršių nerijos žvejų kuršininkų kalbą. Jis, kaip ir Rėza, rinko tautosakinę bei etnografinę su šiuo kraštu susijusią medžiagą, užrašinėjo liaudies dainas. Juodkrantė 20 amžiaus pirmoje pusėje buvo populiarus Baltijos pajūro kurortas. Veikė 5 viešbučiai, buvo 20 vilų bei pensionų. Poilsiautojai apsistodavo ir jaukiuose žvejų nameliuose. Po 1923 metų Juodkrantei tapus Lietuvos kurortu, nepakito nei jos kasdienis gyvenimas, nei vasarotojų kontingentas iš Klaipėdos, Karaliaučiaus, Tilžės. Tai buvo gana prabangus kurortas. Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai čia ilsėtis buvo per brangu. Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, Juodkrantės kurortas buvo reklamuojamas kaip sveikatingumo kompleksas. Ten patartina apsigyventi sveikstantiems lengvo pobūdžio reumatikams, kvėpuojamųjų takų slogomis sergantiems ir nervingiems,
Be jūros ir pliažo galima naudotis ten esančiamis moderniškomis šiltomis maudyklėmis, mediciniškomis stynėmis, dumblo, anglies dvideginio garų ir elektros voniomis. 1931 metais rašė reklaminis leidinys Lietuvos pajūris. Be šiuolaikinės poilsio infrastruktūros kurortas siūlė keliones į Juodkrantės apylinkių kopas, pasivaikščiojimus po žvejų kaimą. Buvo suprasta, kokią įtaką žmonių sveikatai turi jūrinis klimatas. Sengirės ore pasklidusios biologiškai aktyvios medžiagos, estetiniai vaizdai. Miške buvo įrengta per 40 km pasivaikščiojimo takų, apžvalgos aikštelių, bokštų ir netgi panoraminė Rudolfo Wernerio vardo regykla, paviljonas ant kopos. Vakarais ir rytais poilsiautojai pasitikdavo ir palydėdavo saulę, stebėdavo mariose braidančius briedžius, gerėdavosi praplaukiančiais garlaiviais ir jachtomis, klausydavosi vakaro kamerinių koncertų. Triukšmingiausias akcentas buvo šokiai viešbutyje Kuršių kiemas, kuriems grodavo Klaipėdos muzikinio teatro orkestras, o tarpukariu kartais koncertuodavo Danielius Dolskis ir Metropolio džiazas. XIX amžiaus antroje pusėje gyvenvietės raidą nulėmė ne tik kurorto plėtra, bet ir gintaro gamybos kompanijos Steinter & Becker veikla. Kompanija iškasė bei įsirengė žemsemių uostą, Gintaro įlanką. Iškasamų gruntu išpylė plaunamos pakrantės ruožą, finansavo garlaivių krantinės statybą. Centrinės Juodkrantės dalyje iškilo puošnus kompanijos administracinis pastatas, padovanojo vargonus naujai Juodkrantės bažnyčiai. Suteikė Juodkrantei žinomumą pasaulyje, nes gintaras buvo eksportuojamas į daugelį pasaulio šalių. Spalvingas buvo ir Juodkrantės žvejų kaimo gyvenimas. Deja, karai iššlavė per 100 metų susikloščiusią Juodkrantės kaimo bendruomenę. Senieji gyventojai pasitraukė į vakarus arba vėliau ten emigravo. Liudviko Rėzos kultūros centro muziejaus ekspozicijoje dėmesį patraukė nuotrauka, kurioje vaikas Fricas Peleikis su pypke. Vaikas labai norėjo būti žvejų, tokiu kaip jo tėtis. Jis susirado senas tėvo kurpes, pypkutę, užsimaukšlino gerokai per didelę žvejo kepurę ir nenusiimdamas mamos pasiūtos prijuostėlės, jos reikėjo dirbant visokius namų ruošos darbus, vaikštinėdavo po kaimą, kalbindamas senus žvejus. Aš esu Fricas Peleikis. Man jau 4. Mano tėtis žvejas. Aš užaugęs irgi būsiu žvejas. Man jau tinka tėčio kurpės ir žvejo kepurė. O jo pypkę aš pats susiradau. Tikras žvejas turi būti su pypke. Dieną, kai nudirbti visi darbai, vaikštau po kaimą ir pakrantę. Mes su žvejais šnekame apie orus, vėjus ir žuvis. Seniai šypsosi, bet su manimi pasikalba. Tėtis man padovanojo tinklaitį. Vakare mes abu jį užmetame į marias. Rytą, grįžęs iš marių, tėtis žadina mane ir mes einame tinklą traukti. Mano tinklas geras. Tarp mažų žuvyčių beveik visada būna didžiulė žuvis. Ji didesnė negu už tėčio sugauta žuvis. Žuvį nešu prie vilų. Ten ją parduodu ponams. Namo parnešu pinigą. Tėtis sako, kad aš tikras žvejas ir kad greitai mes abu plauksime mare žvejoti. Aš to labai laukiu. Apie šį personažą su šiluma pasakodavo beveik visi buvę kaimo gyventojai ar jų vaikai po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo atvykę iš Vokietijos ar Kanados, kad pamatytų savo ar savo tėvų gimtąjį kraštą. Jie papasakojo ir apie Peleikių komerciją. Kai tėvas grįždamas iš rytinės žvejybos įmesdavo į vaiko tinklą didesnį ungurį ar karšį, o vėliau eidavo su sūneliu tinklo traukt. Po to vaikas eidavo į kurorto Vilų rajoną parduoti savo sugauto laimikio. Sutikęs tokį spalvingą personažą, dažnas poilsiautojas nemažai permokėdavo. Peleikių šeima po karo atsidūrė Vokietijoje. Fricas Peleikis tapo žveju ir visą gyvenimą žvejojo Baltijos pakrantėje.
o į mus iš nuotraukos žvelgia 4-metis Fricas Peleikis, žvejo vaikas, mylintis savo tėtį, trokštantis tapti, kaip ir tėtis, Juodkrantės žvejų. Žvejų kaimo pusėje ir Juodkrantės mūrinė bažnyčia pastatyta 1885 metais. Ji perstatyta iš medinės, išaugo senojo tikėjimo šventvietėje sename ąžuolyne. Tuomet rašyta, einant bažnyčios link, iš dešinės yra klebonija, toli nuo gatvės, dideliame tankiame sode. Jame stovi dar keletas išlikusių ąžuolų su milžiniškomis karūnomis. 600–700 metų rievės nurodo, kad jie jau augo, kai vokiečių riterių ordinas apkrikštijęs prūsus čia buvo įsikūręs. Liemens apimtis 3 metrai, kitų 2 arčiau bažnyčios atrodo dar didesnė. Šiuolaikinės Juodkrantės kraštovaizdis neįsivaizduojamas be Raganų kalno skulptūrų ekspozicijos. Filosofas, rašytojas, muzikas, kultūrininkas, lietuvybės puoselėtojas Vydūnas Vilhelmas Storosta be kitų savo veiklų stengiasi grąžinti į gyvenimą rasų joninių šventimo tradiciją. Minint Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimo 5 metų sukaktį, Vydūnui pasiūlius ant Ievos kalno Juodkrantėje buvo pasodintas laisvės ąžuolas. Įvairiomis progomis Mažosios Lietuvos santaros draugijos nariai sodino atminimo medžius, puošė savo kraštą. Daugiausia atminimo medžių santariečiai pasodino ant Rambyno kalno ir Juodkrantėje ant Ievos kalno. Ir šiandien Raganų kalnas vienas lankomiausių Juodkrantės turistinių objektų. Šventės vakaras. Prie Baltijos jūros 1798. Pavargusi diena jau skuba leistis į kapą, purpurinės skleidžia skraistė virš Baltijos ir kaip deglų šviesa sumirguliuoja Sembos miškuose. Dainuoja grįžtantis į krantą žvejas, bangelės jo lengvutę valtį vejas, o kaimo link keleivis traukia, kur jo tyli ramybė laukia. Naktis aksomų juodų gaubės, nutyla paukščių choras gaudės, tik tolumoj, kalvoj palei giraitę, dar mykenčios bandos garsai suaidė. Vos paskutinis spindulys užgesta ir tamsioje bangų mūšoj paskęsta, gyvenimui naujam pakrantė bunda, dėkodama už tai, ką viešpats siuntė. Pro auksinius vartus štai žengia rytas, skaistus vainikas iškilmingai švyti ir su šventom giesmėm šventyklos linkui pagarbiai žengia džiugūs maldininkai, kaip andai viešpaties palaimoj lygus ir kūdikis, ir skurdžius, ir didikas, taip ir gyvybės šventei pasibaigus visi užmigsim. Didelis ir vaikas. Tik kai skaisčiausiaja šviesa nušvitęs išauš galop didžiosios šventės rytas, ten, prisikėlusius iš ilgo sapno, mus amžinoji šventė pasitiks. Rašė Liudvikas Rėza. Daugiau istorinių faktų galite sužinoti perskaitę šiam audio gidui naudotą literatūrą. Nijolės Strakauskaitės Juodkrantės kurorto aukso amžius, Juozo Girdzijausko Liudvikas Rėza, Aldonos Balsevičienės Raganų kalnų pasakos Juodojo kranto žmonės, Jovitos Saulėnienės Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė, Roko Flico Šiaurės Sachara, Monikos Kutkaitytės Liudvikas Rėza, Tomo Dirgėlos Lietuvininkas Liudvikas Rėza, Liucijos Citavičiūtės Martynas Liudvikas Rėza, Arūno Balnos Vakarų eksprese spausdintus straipsnius apie Juodkrantę, Švarcortą, Prūsijos elito kurortą ir kitus pasakojimus.